Sveiki, sveikinu Jūs atvykus į didžiosios beisbolo lygos MLB stebuklingąjį pasaulį. Garsiojo amerikietiškojo žaidimo niuansai ir strategija, taisyklės ir žmonės, kurie šį žaidimą aptarnauja ir, žinoma, gražiausi žaidimo momentai šioje laidoje. Makes the catch! Buford leaps and he caught it! Sveiki atvykę į laidą, tai beisbolas. Tai laida apie žaidimą, kuris buvo žaidžiamas Jungtinėse valstijose, kai Lietuvoje dar gyvavo baudžiava. Pirmoji beisbolo lyga įkurta 1876 metais. Ši laida apie tai, už ką žmonės myli beisbolą. Beisbolo pagrindas – tai energijos, greičio, strategijos ir puikių pauzių kombinacija. Šis žaidimas gali būti žaidžiamas visur ir visada. Daugumoje atveju beisbolo žaidžiamas atvirame lauke ir, žinoma, tai puikios nuotaikos ir emocijų šaltinis. Profesionalūs beisbolininkai – tai sportininkai, turintys puikiai ištreniruoto kūno ir beisbolo instinktų kombinacija išugdyta nuo pat vaikystės. Atmušti kamuoliuką lazda – tai vienas iš sunkiausių visų sporto šakų techninių elementų. Beisbolas – plačiai pasaulyje paplitęs sporto žaidimas. Jį žaidžia daugiau kaip 40 milijonų sportininkų, daugiau kaip 100 pasaulio valstybių. Šiaurės Amerika ir Azija turi savo beisbolo kultūrą. Beisbolą žaidžia ir Europoje, Australijoje, Afrikoje ir Pietų Amerikoje. Nuo 2020 metų beisbolas grįžta į olimpinės žaidynės Tokijuje. Na, o pagrindinė beisbolo lyga, kurioje žaidžia geriausi pasaulio žaidėjai, yra MLB – Major League Baseball. MLB – tai 30 komandų, kurios padalintos į dvi atskiras lygas – nacionalinė ir Amerikos. Abiejose lygose po 15 komandų. 29 iš 30 komandų įsikūrusios Jungtinėse valstijose, o viena Kanadoje. Kiekvienoje lygoje yra po 3 divizionus. Nacionalinėje lygoje rytinis, centrinis ir vakarų. Ir Amerikos lygoje taip pat rytinis, centrinis ir vakarų. Kiekviena komanda turi savo pavadinimą ir aišku istoriją. Kiekviena komanda sužaidžia po 162 rungtynes reguliariajame čempionate, kuris prasideda balandžio pradžioje ir baigiasi rugsėjo pabaigoje. Daugumą rungtynių 76 komandos žaidžia su savo diviziono komandomis, 66 su savo lygos komandomis ir 20 rungtynių su komandomis iš kitos lygos, vadinamosiose interlygos rungtynėse. Kiekviena MLB komanda turi daugiapakopę dukterinių komandų sistemą, nuo naujokų lygų iki trigubos A lygos, būsimųjų pagrindinės MLB sudėties žaidėjų lygos. Minorinės lygos komandose bazuojasi JAV, Kanadoje, Meksikoje ir Dominikos Respublikoje. O kai kurios komandos turi savo dukterinių komandų ir Europoje bei kitose pasaulio šalyse. Pagrindinėje sudėtyje MLB komanda turi 25 žaidėjus. 10-12 iš jų metikai vadinami pitcheriais, 2-3 kečeriai, o kiti įvairių pozicijų aikštės žaidėjai. Komandai reikia daug pitcherių, todėl kad kiekvienas pitcheris gali mesti tik vidutiniškai apie 100 metimų per rungtynes.
Pagrindinis žaidimo tikslas – pelnyti daugiau taškų negu priešininkai. Kiekvienas žaidimas tęsiasi 9 iningus. Jei po 9 iningų rezultatas lygus, tuomet žaidimas tęsiamas, pridedant po ekstra iningą, kol kažkuri komanda persveria rezultatą. Kiekviena komanda turi 9 žaidėjus per visą žaidimo laiką. Komanda, kurio žaidėjai išsidėsto aikštėje, vadinama gynyba arba besiginančia komanda. Komanda, kurio žaidėjai eina atmušinėti su lazda, vadinama puolančiaja komanda. Kiekviename ininge pagrindinė 9 besiginančių žaidėjų aikštėje misija – išmesti žaidimo 3 puolančios komandos žaidėjus, padaryti jiems autus. Po to, kai gynyba padaro 3 autus priešininkams, komandos keičiasi pozicijomis aikštelė. Tarp iningų visuomet būna pauzė, kurios metu pičeriai apšilinėja metimus, o atmušėjai mankštynasi ruošdamiesi atmušti. Kiekvienoje komandoje yra menedžeris ir keli treneriai, kurie patys žaidime nedalyvauja, tačiau priiminėja sprendimus ir talkina žaidėjams žaidimo eigoje. Treneriai užsiima žaidėjų paruošimų varžyboms rytinėse treniruotėse ir mušimo praktikai. Beisbolo aikštė vadinama deimantu dėl formų panašumo. Aikštė skirstoma į vidinę infield ir išorinę outfield, kuri apribota išorinė tvora. Vidinės aikštės kvadrato kraštinės atstumai tarp bazių yra visiškai vienodi 27,45 cm ilgio. Pičeris padavinėja iš 18,5 metrų atstumą. Žaidimo teritorija apribota foul linijomis iš kairės ir dešinės. Jos nuo namų bazės smaigalio tęsiasi iki pat outfieldo tvoros. Žaidėjai poziciją sustatomi ten, kur atmušėjas gali atmušti kamuoliuką. Vidinėje aikštėje, infilde, paprastai žaidžia 6 gynėjai. Pirmos bazės, antros bazės ir trečios bazės gynėjai, kurie gina savasis bazės. Ir dėl susidarusio plyšio tarp trečios ir antros bazės, čia statomas shotstopas, paprastai skaitomas pagrindinė infieldo žaidimo organizavimo figūra. Aišku, žaidimas nevyktų, jei komandų žaidimo nepradėtų metikas, pičeris, kuris padavinėja kamuoliuką nuo pičerio kalniuko. Kiekvieną paduodamą kamuoliuką gaudo žaidėjas tupintis už namų bazės kečeris. Be šių žaidėjų outfieldai išsidėsto dar 3 gynėjai – kairysis, centrinis ir dešinysis gynėjai vadinami fieldais. Pagrindinė field užduotis – gaudyti aukštai atmuštą kamuoliuką iš oro, kol jis nepalietė žemės. Tokie atmušimai vadinami fly ball arba pop out, jie yra nesudėtingi gynėjams. O jei kamuoliukas stipriai atmuštas neaukšta trajektorija, toks smūgis vadinamas line drive. Po tokių smūgių fieldams tenka pabėgioti ir dažnai gaudyti juos griūnant. Būna situacijų, kai fieldams reikia stabdyti kamuoliuką atšokusi nuo žemės. Tokiu atveju tenka kuo greičiau ir tiksliau atmesti į komandos draugams, siekiant sustabdyti atakuojantį žaidėją kvadrate. Todėl outfieldams reikia turėti labai stiprią ranką tolimam metimui. O dabar apie patį žaidimą. Pičeris pradeda žaidimą atlikdamas padavimą. Padavimas atliekamas pičeriui stengiantis priversti mušėją moti į kamuoliuką ir nepataikyti, arba atmušti kamuoliuką taip, kad kuris nors gynėjas galėtų atlikti autą. Pičeris stengiasi paduoti kamuoliuką pro mušėją kečeriui, tupinčiam už namų bazės į pirštinę. Pičerio kalnelis yra iškilęs virš aikštės 25 cm. Ant kalnelio įtvirtinta pičerio lentelė. Būtent nuo šios lentelės pičeris turi atsispirti padavimo metu. Tai nėra žaidimo bazė. Tiesiog pagal taisyklės pičeris privalo pradėti metimą nuo šios lentelės.
he must always begin his pitches to the plate while standing on the rubber. Pagrindinė kova vyksta, kai puolančios komandos žaidėjai stengiasi kuo geriau atmušti kamuoliuką į aikštę, kad perbėgę ir palietę visas bazes paeiliui pelnytų tašką, o gynyba mėgina sutrukdyti ir padaryti autus puolėjams. Prie namų bazės atmušėjas stoja specialiai jam nubrėžtą mušėjo dėžutę. Kai tik atmušėjas atmuša kamuoliuką į aikštę, jis tampa bėgiku. Jo užduotis – perbėgti visas bazes, paliečiant kiekvieną bazę arba bent nubėgti kuo toliau. Sėkmingai užėmęs bet kurią bazę, jis galės viltis, kad komandos draugui pavyks atmušti kamuoliuką, tuomet jis galės pelnyti tašką, pasiekęs ir palėtęs namų bazę. Tik bėgikai gali pelnyti taškus. Mušėjas gali patekti į bazę keliais būdais, kai atmuša kamuoliuką į aikštę ir gynyba bėgia padaryti autą, kai pičeris 4 kartus atlieka blogą padavimą, kai pičeris pataiko kamuoliukų į žaidėją, kai gynyba padaro klaidą. Menedžeriai valandą prieš rungtynes pateikia žaidėjų sąrašą, kuriame išvardinti žaidėjai atmušimo eilę, o taip pat nurodytos jų pozicijos gynyboje. Žaidėjų sąrašą teisėjas turi pas save kišenėje visų rungtynių eigoje, jame žymi pakeitimus ir seka, kad tyčia ar netyčia nebūtų sumaišyta atmušimo eilė. Tik vienas žaidėjas mėgina atmušti, visi kiti laukia savo eilės ant atsarginių suolelio vadinamojo dugout. Ten pat savo eilės laukia atsarginiai komandos žaidėjai. Atsarginiai pitcheriai ruošiasi žaidimui kitoje vietoje, vadinamajame bullpene. Bullpenai dažniausiai įrengiami už šoninės tvaros, lygiagrečiai su faulo linija. Ten jie su catcheriais apšilinėja atlikdami metimus. Mažiausiai keli pitcheriai turi būti pasiruošę bet kada išeiti į aikštelę, kad pakeistų komandos draugą. Beisbolininkų uniforma yra gana paprasta. Ji būtinai papuošta komandos logotipais, privaloma aprangos dalis yra ir kepurėlė. Beisbolininkai avi sportiniais bateliais su metaliniais kapliukais. Kietą kamuoliuką gaudo specialiai pritaikinomis pirštinėmis gaudyklėmis. Kečerio apsaugos pačios sudėtingiausios, nes jis yra nuolatos kliudomas greitai skriejančio kamuoliuko. Todėl apsauginė kaukė, krūtinės ir kojų apsaugos yra neatsiejama kečerio aprangos dalis. Kamuoliukas tai kamštmedžio centras, standžiai apvyniotas vilnoniais siūlais ir aptrauktas oda įrankis, kuriuos MLB tiekia Rawlings firma. Gaminami jie Filipinuose rankomis. Kada puolėjas eina atmušinėti, jis privalo užsidėti šalmą, tam atveju, jei kamuoliukas pataikytų į galvą. Žaidėjai turi po keletą lazdų, nes MLB leidžiama žaisti tik su medinėmis lazdomis, o jos kartais smūgio metu lūžta. Žaidimas prasideda, kai mušėjas atmuša kamuoliuką į aikštę tarp foul linijų, nesvarbu ar oru ar žeme jis lekia. Naudingas smūgis hitas skaitome tuomet, kai kamuoliukas būna atmuštas į aikštę, o gynyba neturi galimybės padaryti autą žaidėjai. Daugiau hitų bus atmušta, daugiau taškų runs bus pelnyta. More hits mean more runners. And remember, the idea is to move those runners across the plate to score runs. Yra keletas hitų rūšių. Vienos bazės hitas, kai mušėjas atmuša hitą ir nubėga iki pirmos bazės. Dviejų bazių hitas, kai žaidėjas nubėga iki antros bazės. Ir trijų bazių hitas, kai nubėga iki trečios bazės. Ir žinoma, home run, kai po labai stipraus smūgio kamuoliukas vis dar tarp faulo linijų išlekia už tolimosios tvoros, po kurio puolėjas be kliūčių, neskubėdamas apibėga visas bazes ir pelno tašką. Jei bazėse buvo komandos draugų, jie taip pat pelno taškus. Home runas tai pats greičiausias būdas pelnyti taškus ir tai yra pats labiausiai uždegantis sirgalius ir žaidėjus šūvis šiame žaidime. O kas tai yra autas? Kaip atlikti 3 autus? Juk juos reikia atlikti gynyboje, kad komanda galėtų pereiti į puolimą. Autus galima daryti keliais būdais. Jei mušėjas atmuša kamuoliuką aukštai į orą, o gynėjas sugauna jį, kol jis nepalietė žemės, tai autas. Jeigu mušėjas atmuša kamuoliuką į žemę, o gynėjas sugavęs jį atšokusi nuo žemės numeta į pirmą bazę greičiau negu ten nubėga mušėjas, tai autas. Sugauti ore flyoutai arba nuo žemės groundoutai dažniausiai atliekami autai žaidime. Bet kuriuo momentu, kai bėgikas neliečia bazės, gynėjas gali padaryti jam autą paliesdamas jį kamuoliuku.
Kaip štai šitoje situacijoje, kurioje jūs matote, kai bėgikas bando pavogti antrą bazę, tačiau tikslus kečerio metimas ir gynėjas paliečia ir padaro out bėgikui. Dar vienas būdas yra force out. Kai bėgikas turi bėgti sekančią bazę, nes reikia atlaisvinti bazę komandos draugui, kuris atbėga atmušęs kamuoliuką. Bazėje dviejų žaidėjų būti negali. Tuomet gynėjui turinčiam kamuoliuką pakanka paliesti bazę, į kurią turi atbėgti bėgikas. O štai ir pavyzdys. Visos bazės užimtos pirmoje, antroje ir trečioje yra po bėgiką. Tu ateini atmušti, atmuši į aikštelę ir privalai bėgti pirmą bazę. Komandos draugas iš pirmos turi bėgti į antrą, nes turi tau atlaisvinti pirmąją bazę. Bėgikas iš antros taip pat turi bėgti trečią, iš trečios į namų bazę. Gynėjas sugavęs kamuoliuką gali daryti outą bėgikui bet kurioje bazėje. O be to, besiginanti komanda gali daryti ne vieną outą. Dažniausias to pavyzdys – dvigubas outas antroje ir pirmoje bazėje. Jis vadinamas double play. The most common double play occurs with a runner on first base. A fielder grabs a ground ball and throws to second base for the force out. Then sees his teammate throw to first base ahead of the batter for the out at first. Atlikti dvigubą outą, žaidėjai dalyvaujantis kombinacijoje turi būti labai aukšto meistriškumo lygio. Nepamirškime ir pitcherio vadmens. Jis gali padaryti outą žaidėjui vien savo pastangomis. Strike outu. Strike outas tai 3 sėkmingi pitcherio padavimai į strike zoną. Strike outas gali būti žaidėjui mojant lazdą, strike out swinging, įskriejantį kamuoliuką ir catcherį sugavusį, o gali būti ir strike out looking, kai kamuoliukas skrieja pro strike zoną, o mušėjas nusprendžia nemušti jo. Strike zona tai 43 cm pločio zona virš namų plokštės, kurios aukštis nuo žaidėjo kelio iki vidurio tarp diržo ir pečių. Kiekvieno padavimo metu mušėjas turi nuspręsti, kirs kamuoliuką strike zoną ar ne, mušti jį ar ne. Jeigu kamuoliukas kerta strike zoną, akylai stebima teisėjo, tuomet jis užskaito straiką. Jeigu žaidėjas moja lazdą įskriejantį kamuoliuką nepriklausomai nuo to, kerta į strike zoną ar ne, vienu žmojimo judesi teisėjas irgi užskaito straiką. Foul ballas, kai atmuštas kamuoliukas atšoka nuo lazdos ne į aikštę, taipogi užskaitomas kaip strike. Tačiau atmušęs foul ball mušėjas strikeauto gauti negali. Taigi, teoriškai foul ballų mušėjas gali daryti neribotą skaičių. Bet nepamirškime, kad gynėjai gali padaryti outą sugavę kamuoliuką ore net ir foul teritorijoje. Visiška priešingybė strikeoutui yra perėjimas į pirmą bazę. Mušėjas už 4 ball apdovanojamas pirmą bazę. Teisėjas užskaito ball tuomet, kai paduotas kamuoliukas nekerta strike zonas ir mušėjas nemoja lazdą į jį. Jei pitcheris paduodamas kamuoliuką liečia juo mušėją, tai vadinama hit by pitch. Tokiu atveju mušėjas taip pat apdovanojamas pirmą bazę. Bare hand grab. What a play by the Little O. These guys are too good. Teisėjai beisbole yra kaip trečioji neutrali komanda aikštelėje. Jie apsirengia uniformomis dažniausiai mėlynos spalvos. Jie atidžiai stebi visus įvykius aikštėje ir priima sprendimus, kas anksčiau palėtė bazę, sugavo ar ne kamuoliuką. Nei vienas treneris, nei žaidėjas negali įtakoti teisėjo sprendimo. Jis būna galutinis. MLB aikštėje mes matome pagrindinį teisėją prie namų bazės, o taip pat po teisėją prie kiekvienos bazės. Teisėjas MLB rungtynėse yra pareigūnas su didžiausiu autoritetu. Su juo ginčyti dažniausiai beprasmiška, nes kartais už pernelyg karštus ginčus teisėjai, žaidėjai arba treneriai gali pašalinti iš aikštės. They are responsible for calling base runners either out or safe at each respective base.
They also indicate if a ball lands in fair territory or foul territory, and whether or not fielders make a clean catch of a ball before it hits Taip, the ground. žaidėjai arba treneriai, kurie nevaldo savo žodžių, visuomet rizikuoja būti išmesti iš žaidimo ir neturi teisės net grįžti tarp žiūrovų. Once a player or manager has been ejected from a game, they cannot sit in the dugout and must stay in the clubhouse. Beisbolas away from tai the žaidimas, field for kuris the duration įkūnijo of the savyje game. Amerikos istoriją. Ir šį žaidimą sėkmingai plinta po visą pasaulį. Žaidžiamas jis ir Lietuvoje. Beje, mūsų sportininkų pasiekimai Lietuvai tarptautinėje arenoje gėdos nedaro. Ne, taip, kaip kiti strateginiai sporto žaidimai. Šiuo metu, kai įrašinėjimas šios laidos vertimas, Lietuva užima garbingą 35 vietą pasaulio reitinge. Mūsų jaunimas, jauniai, jaunučiai, merginos ir vaikai sėkmingai varžosi Europos čempionatuose. Iš dalies esame unikalūs. Lenkiame bent 70 šalių, pasaulio reitinge dar ir kitų aspektų. Jos visos turi bent po vieną beisbolo aikštę šalyje. Mes, lietuviai, turėdami puikius trenerius ir žaidėjus, iki šiol aikštės Lietuvoje dar neturime. Tai ko gero, dar vienas unikalus Lietuvos rekordas tarptautinėje arenoje. Deja, ne iš gerosios pusės.